plungė. Nepuikiai sausio 28 diena. Plungės gyventoje susigūžin vakščio kuožnus savas rekalas. Karts nuo kartą praėdamis pro plungę gėmusių, legendom patapusių vardinį saulėlį. Ale prie universalinės pradėjo rinktis neaiškę įtartinį tipą. Kažkuo laukia, kažkon rezgia. Dar visokiausių vėliavų prisirinkę. Veziek, dar ir Alvyds Viršils atsirado. Ir tas su anas įtartina pradėjo sveikintis. Čia atvažiavo autobusus ir visi kapkorme pradėjo ienon lysti. Pribrenda rekals įsiaiškinti ton rekalą. Na ką, mylėjai, išvažiaunam į supermiestą, filmuotės, o antrą laidą, nepasidausia. Trūks plyškas laimės Mona plungė, pilns autobus, o viens jau išvažiavęs. Taip, kad laikykitės, sekmadienį, laikom pirštus ant mobiliako. Iki. Aš kaip nuleicęs. Šiandien fainas profilis suprantu, sakurat, šitą tai Trūks plyškas laimės. Mona plungė! Ciku, caku, ciku, caku. Hei, hei, hei! Eina plungė, eina plungė. Hei, hei, hei! Maura, ne Maura! Šūkis gėmė. Liuks? Ginti, papasakok trumpą, kokį velnį mes ten važiuoja? Važiuojame rodyti, kad plungį, ir kad daugiau plungis, jo kaplito nebė yra veina ir nepakartojam. Jeigu su mums ir Mona geriausias treneris Lietuvos, tai reiškia, čia ir visa plungį. O plungį, jeigu nebalsos, prieš plungis ir nebebus. Gerai, jūs šį vakar savo darbą padarysit, kam liks paskiau darbą daryti? Darbą leiktų, tik tai, kas myl plungis kraštų žmonės, nereiks palaikyti, jie pateka, balsau, pinigą vis tik, nieka verti, svarbu duši, už plungį. A gal įsivaizduot, kad pralaimėsim? Iškart gauni kromį pasibaig laidą. Du kartus. Du kiekveit. Glikmans jau skomben rekalus tvarkėjo. Alio, Dongus. Ačiū Dongus. On te veitä ruošilam saika plungžat Per Izraelį prisiskombenai viršų. On sagot. Bažnyčių nematėti Dongų narekanuot. Gera, pragara. Plungė mač. Prašai, kliūn. Raulis. Su kokiu tikslu važiuojate? Su gražiu ir kilniu. Nu? Su kelnės tikslas važiaujam. Lydu jaunimą. Aš girdėjau, kad jums ten teks dalyvauti ledo ir rutulį taiklių įmetim varžybos. Ne, jūs esat neteisus. Aš perėjau į Sabonį lygą, į dabar būsiu lyžų kovos dalyvaus. Aha, jums pamačiais kas tokiai? Čia toks sveiks lyžininks reiškas yra, ne? Lyžimtynininks, o ten imtin lyžininks. Nu, atvira pasakys, nuveidu labai matuosi šiandien. Ar dažnai ir tiek kovoti tos lyžų imtynės? Pirmą kartą. Bet jau treneris jau turėjo treniruoti jau. Treneris dalyvaus laiką. Aha.
Dalyvaus žmogus. Trener, gal galite pasakyti, Visą laiką, visko. kaip jūs tada pernešat pralaimėjimo kartėlį? Naneš. Neneš. Kišenį balkonį paleido. O kam nešiuoti? A kuomet paskutinį kartą su Lečingom bevažiava? Ultra klasė. Ultra klasė. Tai dabar iš naujo varys. Jo. A teisinga buvo apsimulis? Teisinga. Tik net iškojau savo išmirs. Kaip išaugų per ultra klasę 10 dalykų. Maura, ne Maura! Plungė varo kiaurą! Jie Žemaitę prabalsaus! Plungė dar čia atvažiaus! Dėl Vilnius ir neužilgo mes už 10-12 minučių būsim jau prie teatro arenas. Nu, o ten jau didžiulis. Prašyms, aišku, kantrybės, sveikatas ir tos sielas į dvasį, kon atsivežė čia iš Plungės. Pasiimt būtina vėliavas, plakatus, būgnus, aišku, gerą dušę ir geras pagalosti, savas stygas, ko labai reikalinga bus laido. Tikra grandioziniam Lietuvos televizijos LNK projekte Lietuvos supermies. Palaikymą žiauriai jūsų reikės, taip kad neužmirškime, mylėje, ne į ekskursiją atvažiavom. Jau kantrybę savo žemaitiškai išlaikykėm iki pabaigos, parodykėm, kad atvažiavom laimėti, o ne čia šūdą pamalti. Taip kad, mylėje, netrukus prie teatro arenas, prašyms, aišku, visas vėliavas saugot, prižiūrėti ir per filmavimą. Ypatinga, nenumeskit Plungės vėliavų arba Žemaitės vėliavų po kojom, nes tai yra jūsų brangenybė, tai yra juk mūsų miestas, mūsų kraštas, mūsų Žemaitė. Dėl ko mes čia ir esam. O ką Plungė, kraštas katras yra tikrai nerealus. Katrame jūs gyvenat, todėl jūs čia ir esat. Kad palaikytumėt, balsautumėt, veizėtumėt, šauktumėt, klyktumėt. Čia toks projektas, čia yra kova už būvį. Jeigu išliksiam visim laikam. Plungė, mūsų jėga, mūsų vienybė. Laimės! Mona Plungė! Truks pliškas laimės! Mona Plungė! Ciku, caku, ciku, caku! Hei, hei, hei! Plungė eina, Plungė eina! Hei, hei, hei! Maura, ne Maura! Plungė varo kiaurą! Jie Žemaitę prabalsaus! Plungė čia atvažiaus! Jie Žemaitę prabalsaus! Plungė čia atvažiaus! Dėjom ant to Vilniaus. Kas Lietuvos sostinė? Plungė! Dideliausių būrių Plungiškė įsiverž į ton didelį LNK filmavimo salę. Ale ne viens neįsigaunda, nes jau daugelis buvo pereitais įgį atvažiavančią, o kai kurie dar ir iš perną metą prisiminė ton nuostabi salė, kai dalyvavo supermiesti tik tas atstovaudami Žemaitės komandam. Duonys tujo pat atsisėda į komandos kapitoną veidą, ten pat jau čipinėjos ir Gintis Vaitkevičius, ruoždams kapitono stalėlį. Atėję plunkyti ir dideliausius prodiuseris iš Klaipėdos Bendžius. Tas ir tikrus plungiškis, bet viskon prašnipinėjai, kas daros viskon ketkon ir maloninga mūsų viskon nupasakoj. Duonys pradėjai kabinti dainininkį Irūną, užlaužys anont televizijos paliepė. Visi toliau treniravos, apšilinėjai, biškilioka jaudinos, ale plungiškiams nimaž baimė nedratski pakutoliau, nimaž nieka nebijoji, dėl to, kad pamatė, kad atvyka jau ir anų kapitons man Stonkus, nu tvarkelė būsė. Bet be Stonkaus jauti visi, kad kažko dar trūkst. Vot ir atsirado Plungės sumers Audrius Klišonis. Tvarko, bandžia reiškas yra, įgyva velnį visokiausių kitokiausių Plungės žvaigždžių, meno žvaigždžių. Dabar jau visi jautės, kada sontrop nepasiruošin, o kameras tik zoja, visi tik treniravos, o plungiškę norėdami įsikaitinti savo kraują, gozdina visus ir kėlė baimę su savo skanduotėm. O dabar bus jums visiems šakės.
Nežinote prabalsaus! Plungė taps atvažiaus! Nežinote prabalsaus! Plungė taps atvažiaus! Jūs savo važiuokit, aš Kaimas! 6,000 balsų, tai nedidelis kaimas. Ir prasidėjo kova tarp Plungės, Marijampolės, Klaipėdos ir Vilniaus miestų. Nu, kon sakė apie Vilnių, jūs jau girdėjot iš Gintauto Vaitkevičiaus. Visi miestą draskės iš paskutiniųjų. Kožnus miestą kapitonas mondravoje, rodė visą Lietuvą, katro mondresnis leižovis, vovesus palaikė, audringą palaikė atvažiavant Sirgale. Ypatinga aktyvi buvo Plungės Sirgale. Vo į Plungės kapitonas man stonkus laidė leižovį, kaip primergų nuėjęs, veins pukėtą, seno rodės talentą. Plungė už savo talentus nimaž nebuvo sarmatas. Vo ir kapitonas mans vis tarė susirgalės, kad dar rektum įgelti priešininkams. Klaipėdos miesto kapitonas, matydams, kad velns raun ir pergalis tol vakarą gal nepamatyti, pradėjo dalyti kyšius, nešė komisiją, ronkas bučiava. Salėje susirinkiant žmonės kaukė, šiela, iš protą, Amberlife naują kostiumą nusuperka, kad tik panoms patektom. Mūsų gintis jaukės iš anu, vo iš paskos jaukės ir visa Plungės Sirgalių šotvė. Ir visiems kėlė siaubą, priešams kėlė siaubą su savo kovos dainom. Maura, ne Maura! Ruodos šilimo galo nebus ir kitų miestų vadovą pradėjus kombinėti manto, siūlydamis pasidauti. Pasidaus tau Plungė. Kas įdomiausia, kad ir plungiškiams pradėjai nešti kyšius, idant aniai susirinktom savo žaislus ir mautom numiai. Rada kon pagozdinti. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, oh fruit, to the fruit, woo, to the fruit, oh fruit, to the fruit, oh fruit. Kovinga šventinė nuotaika skraidė po salį ir vis karts nuo kartą reikėdavo pasiklausyti komisijas, kuri tod vakarą pagal savo skonį sprendė apie komandų meninį pasiruošimą. Visus įvykius vertina sąžiningą, nes bijoja iš visų pusių apsuptų televizijos kamerų, katruos filmavo, kur begalėja ir ką apie begalėja. Ale kas įdomiausia, kad tų kamerų šeimininkas yra irgi iš Plungės kėlis veikės, taip kad plungiškė su savo lermom nekeik nebijoja į janus atkištų objektyvų. Miestų talentas siautė po salę.
Tiek Plungės, tiek Vilniaus, Marijampolės ir Klaipėdos miestą turėjai suvežė nuostabiausius savo perlus. Orkestrą, šokėją, dainininką Keitę Venskėtą, aukščiausią lygį muzikontą Liorliną už širdiais griebontis melodijas. Tik Sirgale vis nesikeitė. Anei, kaip audringa Baltijos jūra, siautė banguom, visokiausiom išgalėm palaikydami savo miestų talentus. Vargšė komisija kartas nebežinuoja, už katron miestą atidauti savo širdį. O ir televizijos operatorė darbavos nušelin. O Plungės Sirgale, kaip kokiai gaspadorė, ardės po salę. Ir tu pamislyk savo, pradėjai muštis tarpusavie miestų kapitoną. Iš karto teka pakeisti taktiką, nes visi suprata, kad meno veidas salėje nebėra. Teks paleisti sunkioji artilerija, suskombėja karo būgną. Paskutinį žodį turėjai išspręsti aiškę vyrišką kovą. Vo iš Plungės buvo atvažiavęs Lietuvos nusipelnęs treneris Genadijus Klikmans, katras atsivežė biškį peraugusius vakus. Visų miestų sportininką buvo pagatavę gerklis viens kitam perkosti, vo ir Sirgale atidavė viskon, kol tik beturėjai. Viskas, visų miestų komandas dabar parodė, ko tik begalėjai. Savo darbą padarė, dabar lieka darbą daryti televizorių veizėtojams ir iš savo telefonų balsuoti už Plungę, nes sekmadienį kai kuriems miestams bus šabaš, amen, kaput. Žemaitė prabalsaus! Dėjom ant to Vilniaus! Kas Lietuvos sostinė? Plungė!